Labadiena, esu Paulius. Tuoj pat jums parodysiu, kaip reikia prisijungti skaitmeninį priedėlį prie televizoriaus, jei televizoriuje nėra integruoto skaitmeninio imtuvo. Taigi, kaip minėjau, reikia tokių dalykų. Skaitmeninio priedėlio, anteninio laido, pačios lauko antenos, kuri turėtų būti pas jūs stogo arba balkone. Aišku, televizoriaus ir laidų arba tokio, priklausomai nuo jūsų televizoriaus tipo. Priedėlis turi 3 jungtis – SCART jungtį ir anteninius lizdus ir maitinimą. Dabar juos ir prijungsime. Čia nuo lauko antenos laidas ir maitinimo šaltinio laidas. Taigi visi pajungimai padaryti. Įmame SCART jungtį ir jeigu jūsų televizorius turi SCART jungtį, jungiame į šį lizdą. Jeigu televizoriuje nėra SCART jungties, renkamės tulpės tipo laidus ir televizoriuje turite rasti raudoną, baltą ir geltoną jungtis. Atitinkamai jas ir turime sujungti. Nesumaišykite spalvų, nebus vaizdo. Prijungę priedėlį prie televizoriaus, turbūt dažniausiai pamatysime tokį signalą. Todėl nepamirškite, kad reikia perjungti televizoriuje į atitinkamą jungtį sujungtą su priedėliu. Tai mes padarysime tokiu būdu. Pasirenkame SCART jungtį, dėl to, kad jie ir pajungiame priedėlį ir jungiame šaltinį. Viskas priedėlis, pasiruošęs darbui. Šiuo atveju pasirenkame šalį Lietuvą, ekrano kalbą lietuvių ir spaudžiame automatinį skenavimą. Toliau priedėlis turi atlikti visą darbą už mus. Baigus skenavimui matysite 14 nemokamų skaitmeninių kanalų. Jeigu jums kils daugiau neaiškumų, prašome apsilankyti artimiausių Topo centro parduotuvėje, kur konsultantai jums maloniai pagelbės.